Sveiki, brangus mano YouTube prenumeratoriai, Facebook'o draugai, TikTok'o sekėjai, stebėtojai. Su jumis aš, Sandra, na ir čia kanalas Šviesos mokykla. Sveiki, mėlyjei visi, ir ačiū Jums už atsiliepimus, ačiū už komentarus, už patiktukus, už širdeles ir ačiū, kad bandote gyventi. Nes dauguma žmonių nesupranta, kad kažkokių tai nėra šuolių, kad va dabar jau kaip mes šoksime kažkur, tai kai šoksim, darysim kažkokį tai šuolį į kitą dimensiją. Tiesiog taip nėra, mėlyjei. Tai va ačiū, kad bandote gyventi, nes suprantate jūs, kas pas mane čia esate kanale, kad gyvenimas, tai kai gyveni žingsnelis po žingsnelio, sąmoningai įgyvendinant tikslus. O norint pasiekti tikslus, tu turi eiti ir daryti, nieko nelaukti likimo, kad, sako likimas, kaip sudėlios, taip ir bus. Ne, mėlyjei, tavo gyvenimas yra tavo, turi imti savo gyvenimą į rankas ir pats dėliotis ir nieko nelaukti. O ką jūs matot dabar, kad irgi matot, kad pasaulis atėjo į kažkokią aklavietę. Mes esame apokalipsiniai, tiesiog apokalipsinis laikotarpis ir tikrai, mėlyjei, apokalipsė dabar vyksta. Jūs tik pasižiūrėkit, kokie žmonės aplinkui yra tokio pykčio išliejantis, ane, pastebit ir jų žmonės pikti, daug yra tokių piktokų. Ir kad tas, net atrodo, kad tas žmogiškumas kažkur tai prarandamas. Tai tikroji apokalipsė jau vyksta. Tai vyksta ir dar čia tik pradžia. Bet suprasite jūs tą po truputį, su laiku. Suprasite, mėlyjei, čia negreitai. O kalbant apie meilę, meilė ne apie laukimą. Meilė tai apie atsidavimą, o ne apie laukimą. Nenoras imti reikalauti, o tiesiog atiduoti besąlygiškai, o nereikalauti, imti ir laukti. Nes tai, mėlyjei, ne meilė. Jūs jau ir patys supratote, kad mes daug metų buvom nuvesti ne ten, galvojam apie meilę visiškai iškreiptai ir tikrai žinokit, ne patys lengviausi laikai ir nelengvi laikai atėjo. Ir jeigu jūs turite nuostabius žmonės aplinkui, mylimus žmonės, mamytės, tėvelius, brolius, sesės, giminaičius, kurie jūs palaiko, tai dangaus palaima. Šeimos nariai, giminaičiai, bendraminčiai, draugai, tai yra dangaus palaima. Ir kai jūs ieškosite atsakymų, nebėkite į internetą, ten jų nesurasite, o aplinkui žiūrėkite į realų gyvenimą, kas jūs supa, nes ne televizoriui tiesa. Jūs juk jau nemaži vaikai, nenaivus vaikai, kad tiesiog tikėtumėt tom pasakom, ką pasakoja. Tai realiai reikia žiūrėti, kas vyksta, nes realiai atrodo viskas vienaip, o internete, kaip pasižiūri, tai kapėc, vėl viskas kitaip, viskas gražu. Ir yra jūsų realus gyvenimas. Jūs čia tam ir atėjote pragyventi savo realų gyvenimą. Nes kai siela ateina į žemę, juk jis sutiko praeiti visą kelią iki galo. Ir turi praeiti kelią ir tiesiog netgi išsaugoti save, nes mes iš čia niekur nedingsime. Tu turi išsaugoti save, sąmoningėti, išmintingėti. Nes mūsų gyvenimas, tai mūsų kelias. Tavo mielas prenumeratoriau gyvenimas, tai tavo kelias. Ir gyvenimas, tai pastovus pasirinkimas, o nesėdėjimas vietoje, veiksmas, pastovus pasirinkimas. Ir nuo gimimo, mėlyjei, viskas nuo mūsų taip nuslėpta, kad mes turėtumėm visą gyvenimą ką veikti. Kad turėtumėm ką veikti ir kapstytis ir sąmoningėti, kad atliktumėm tos namų darbus, mėlyjei. Va čia ir yra jūsų namų darbai, kapstytis, sąmoningėti. Va dėl to nuo gimimo viskas nuslėpta, čia mes ir programuose esam užprogramuoti, visokiose traumose. Čia padaryta taip, kad tu turėtum ką visą gyvenimą veikti ir kapstytis. Ir aš kaip ir sakau, tavo siela ateidama čia į žemę sutiko praeiti visą šitą kelią. Ir
Dar tu praeidama šitą kelią, tu turi taip save išsaugoti sąmoningu, išmintingu. Vat matot, kaip čia yra. Ir pasižiūrėkime, kas keičiasi jūsų realybėje, tam realiame gyvenime. Pasižiūrėkime, mėlyjei, kam tiktų šis kortų skaitimas. Kas čia vyksta pa žmogų? Jeigu atpažinsite save iš pradžios, tai būsite jūs. Šiandien pa žmogų yra nutikęs reiškinys. Reiškinys nutikęs labai gražus. Pa žmogų įvykęs pabudimas, nušvitimas. Ir tikrai taip, mėlyjei, tai yra, matome kortoje žaibas. O ką sako, mėlyjei, žaibo korta? Trenkia žaibas žmogaus gyvenime. O kaip čia iš tikrųjų, mėlyjei? Tai sako, smarkus žaibo smūgis nušvietė žmogaus gyvenimą. Ir sako, šis reiškinys pas tave turi teigiamą bruožą. Šviesa apšviečia žemę ir psichiką, vat kaip kerta žaibas, ane, tačiau yra ir kita pusė. Žaibas gali ir nudeginti, net uždegti, ane. Tai vat, mėlyjei, aukštesnės jėgos nori jūs įkvėpti, eiti į kūrybiškumą. Pas jūs atsivers kūrybiškumas, mėlyjei, leisite dieviškai pabudimo dovanai šaknytis jūsų buityje, mėgausitės tiesiog aiškumu, va, tuo tokiu savo atsinaujintu, aistra, vizijos pojūčiai, gyvenimas dovanos jums troškimą, kuris derės, susišauks su tavo vidumi, kuriame bus aistra kurti, gyventi. Čia pas kažką tai kūryba atsivers, mėlyjei, gal jau atsivėrė. Žaibo korta, sako, nori jums priminti, paskatinti, kad išsilaisvintumėte savo įlikimą iš kažkokių tai savo gniaužtų, eikite į kūrybiškumą, nes priešingų atveju būsite surišti savo karminiu tuo tokiu likimu. Sako, dabar atėjo laikas būti drąsiam ir labai ryžtingam, taip kad čia toks pabudimas, nušvitimas, kūryba ir kažkokios naujos galimybės. Sako, tu šiandien va tokiuose dideliuose pokyčiuose, ką sako erelio korta? O erelio korta, sako korta, kad šiandien jau beveik nebeliko kliūčių, tik galimybės pas tave ir kviečia kilti aukštyn. Giliai įkvėpk, išskleisk sparnus, ką tu ir darysi, ir kilsi aukštyn. Korta sako, paklausk savęs, ar tu nori gyventi vištidėje pasislėpęs nuo gyvenimo, ar nori skraidyti kaip erelis. Jeigu jūsų atsakymas yra antrasis, tuomet turite priimti erelio kvietimą, priimti drąsą, kurti į savo gyvenimą pačiam ir tiesiog pasirinkti netgi laisvę, išlaisvėti nuo viso, kas tave varžė. Korta sako, ko atėjote į šį gyvenimą? Ar atėjote tapti geresniu žmogumi? Ar įsigydyti savąją širdį ir suvokti savo esmę? Kokia jūsų dieviškoji misija čia žemėje? Net jeigu, sako, neturite pakankamai laiko, ar neturite pakankamai miego, ar pakankamai pinigų, turite vis tiek skirti savo likimui išlaisvėti į laisvę ir skristi link pasirinkto tikslo. Jeigu, sako, tu atidėliosi, išduosi save ir savąją sielą. Korta sako, šiandien tu išsilaisvini savo sielą iš kalėjimo, iš to vidinio kalėjimo. Sieksite savo tikslo, įgyvendinsite, aukštesniais dažniais eisite ir eisite į šviesą. Erelis sako, pakilsite ir skrisite. Čia, sako, žmogus turėjo daug kelių. Gal mane žiūri Antanas ar Petras, kuris turėjo ir Marytę, ir Birutę. Gal jūs turėjote daug darbų ir tą darbą ir aną. Ir šiandien, sako, žmogus pasirinks save, savąjį pašaukimą. Pa žmogus, sako, be galo daug galėjo būti gyvenime kelių ir žmogus pasirinks savąjį kelią. Savąją moterį, jei manęs vyras žiūrite, savąjį kelią. Čia yra, mėlyjei, pasakojimas pagal šitą kortą, kai keliautojas sutiko du akmenų kalvius. Ir vienas keliautojas vieno iš kalvių paklausė, sako, ką tu darai su tais akmenimis? Sako, aš tašau ir tašiau. Tašau, sako, akmenį. O keliautojas paklausė kito kalvio, kuris davė tą patį klausimą ir štai ką gavo, sako, aš, sako, statau
katedra. Ir šis pasakojimas apie tai, kad vienas vyras rado darbą, o kitas rado darbą ir savąjį pašaukimą. Jis yra daug didesnio už save darbo dalis. Ir Kortas sako, rinksiesi šiandien savąjį kelią, pagal savąją širdį, visada klausysi savo širdies. Nes dabar atėjo laikas žengti žingsnį į pašaukimą. Žengti žingsnį drąsiai tave aukštesnėse jėgos veda. Nedvejok, būk drąsus. Laikas išplaukti jau į nežinomybę. Jūs, sako, jau išaugote. Seną situaciją, išeinate iš praeities, iš senos situacijos, iš senų darbų, netgi išaugote iš kažkokio gal seno santykių modelio, žengsite žingsnį į savąjį pašaukimą, rizikuosite. Sako, nepasiklysti savame kieme, o jeigu tu nežengsi žingsnio, tai rizikuosi pasiklysti savame kieme. Sako, kviečiamas išeiti iš savo komforto zonos ir tu išeisi imdamas savo gyvenimą į rankas. Tai vat, manęs koks žmogus, pabudęs, sąmoningas, nušvitimas toks atėjęs, aiškumas ir jisai sako, aš nenoriu sėdėti vištidėje, aš noriu būti erelis, skristi, išsilaisvinti. Tai vat, mėlėjai, kas čia vyksta, žmogus norės įgyvendinti tikslus toks nuostabus. Nu vat, ir kas keičiasi jūsų realybėje, eisite į pašaukimą, girdėdami savoje sielą gyvensite, mėlėjai, kas keičiasi jūsų realybėje. Sako, šiandien tu nori šventę, tu perlaužiai savo visą ego, viskas, tu įveikiai savo vidų, tu švesi pergalę, tu eini į džiaugsmą, į šventę, taip, į vienybę, į vienį, nes tu praeini transformaciją, kas keičiasi jūsų realybėje. Sako, pas tave sąmoningumas atsirado, visai tu kitaip galvoji apie pasaulį, čia yra, sako, išėjimas iš kažkokio sunkiausio savo kelio. Taip, tu eini šiandien padėti žmonėms, tu eisi padėti žmonėms, tu jau kažkam tai padedi, čia tavo misija ir tu visur laikysiesi balanso. Tai va, čia labiausiai, kas keičiasi jūsų realybėje, kad tu eisi į kūrybiškumą, tu eisi imti savo į šansą, kažkas į meilę mėlėjai, praregėdamas keis visai kitą, kitaip klostysis jūsų meilės reikalai. Tai vat, mėlyje, po kažkokios aklavietės, pauzės, sustojimo, po žmogų keičiasi realybėje, labai didelį sprendimą tau reikės priimti, palikti, reiškia, komforto zoną, išeiti iš seno gyvenimo ir eiti į naują gyvenimą. Mat, matot kaip, čia žmogus išeis iš savos komforto zonos. Taip. Užsigydęs žaizdas, čia gyjimo kažkoks tai laikotarpis pas tave buvo. Taip, dviprasmiškas kažkoks tai laikotarpis ir dviprasmiškas, ar du darbai pas tave buvo, ar dvi moterys, ir čia žmogus pasirinks tą, ką reikia, mėlyjei, dviprasmiškoj situacijoje buvo. Tai vat, šeimą rinksiesi, vat, žmogus kurs šeimą su žemės ženklom moterim. Taip, po kažkokių širdies sudaužimų, po širdies sopulių. Nes meilė tai ne apie laukimą, čia žmogus suprato, kad laukti nieko nereikia, reikia atsiduoti tiesiog tam jausmui, nieko nelaukti. Saulė, čia protėvai dar tave saugos, protėviai veda į saulę. Tai va, su oro ženklo vyruku, arba tiesiog vyrukas labai šaltas, kuris praeina transformaciją. Viskas, jisai pasikeičia. Taip kad, mėlėjai, tampa imperatoriumi vyrukas, atsakingų vyrų. Keičiasi, vyriškumo daugiau atsiranda. Nes griuva kažkoks infantilumas, vaikiškumas. Jau žmogus supranta, kad televizoriui tikrai neras tiesos ir internete labai ten neras tos tiesos. Jis jau nenaivus tampa, jis jau neinfantilus. Jis jau pasakomis netiki, jis jau realiai žiūri, nes pamatė, kad realiai vyksta kapec, o internete rodoma visai ką kitą. Nu ir jisai žmogus pradėjo gaudyti, suprasti, busti, pabusti ir štai, mėlyje, kas keičiasi realybėje. Čia laukite vyruko, vyrukas pas jūs keičiasi, eisite į savus pašaukimus, rinksitės kelią pagal sielą, nedirbsite kažkokių tai nemylimų darbų ir nelauksite nieko, o jūs imsite savo gyvenimą į rankas ir viską keisitės su tauriu karaliumi. Tai vat, po kažkokios aklavietės, po kažkokio sustojimo, judėsite tik tai į priekį, matydamas aiškumą, čia per atstumą buvo pora,
Taip kad, mėlėjai, vat lazdų karalius, kuris buvo kažkoks tai lengvabūtiškas, lengvas, arba, sakykime, žemės ženklo vyrukas, jisai laimę su jumis tik tai jaus, kurs šeimą, nes pabuvęs vienumo jisai pamatė, kad jūs jo mylima moteris, kurioje matė save. Taip kad, mėlėjai, krenta kaukės ir ateina meilė, ateina susitaikymas porose. Štai kas keičiasi, reiškiasi naujos galimybės atsiranda, ateina. Ir jaučiant savąją sielą, rinksitės pagal dūšią, pagal sielą savąjį kelią. Pasižiūrėkime dar, kas čia keičiasi pa žmogų. Realybėje jūsų keičiasi. Kas dar keičiasi pa žmogų realybėje? Sako, lengvumas ateina. Lengvumas, jaučiamas ryšys su aukštesniaisiais, gėris, lengvumas ir laisvė. Štai vėlgi va tas pats žaibas, mėlyje. Žaibas. Taip kad pabudimas, nušvitimas, išėjimas iš įsitempimo, iš kažkokios nervų. Ėmimas viso savo gyvenimo į rankas ir nelaukiant, kad likimas sudėlios. Čia žmogus viskas, jisai nieko nelauks, jisai spręs, įgyvendins savo tikslus, veiks. Taip kad ateina, sako, kūrimo metas, kūrybos metas, tu esi kūrybiškas, kažkas čia dainuos, kažkas tai pieš, kažkas eis į ezoteriką. Ir čia, mėlieji, tikrai taip. Jūs jau kažkokius pirmus žingsnius, sako, padarėte kažkur, įspaudėte kažkur tai pėdsaką ir šiandien kilimas į šviesą iš kažkokios savos bedugnės, išėjimas iš tamsos, kažkokios į šviesą, mėlyje, keliaujate. Kas keičiasi jūsų realybėje? Perėjimas į naują gyvenimą visiškai. Taip, išsineriant iš senos odos, išeinant iš pagudravimų, suktybių, gyjimo laikotarpį išgyvenate. Ir jūs supratote, kad jeigu jūs nedarysite sprendimo, jūs kartosite, keliausite atgal, bus inevoliucija. Ne evoliucija, o inevoliucija, turėsite grįžti, jeigu jūs nedarysite sprendimo, neimsite savo gyvenimo į rankas, atsiduosite likimui, va sėdėsite, lauksite, bijosite, ne, tai tada bus inevoliucija, pareis vėl viskas atgal, reiks kartot kursą nuo 1 klasės, mėlyje. Tai va, vyrukas ištikimai laukia jūsų čia pas kažką ir sako, išeina iš kažkokios tamsos savo vidinės, iš šešėlio ir čia siūlys jums būti kartu, mylimas vyras. Kas dar čia keičiasi jūsų realybėje? Va, pas kažkuriuos tai tikrai ateina praregėjimas, nušvitimas, visai kitomis akimis matymas pasaulio, kūrimas šeimos, šiluma, namai, suvoks vyrukas, kad jūs ta esate jo moteris, mylima moteris, čia pora, kuri praeina kelią, kas pas juos keičiasi. Taip kad vyrukas supras, kad tik jūs jo moteris, kuri tikrai esate, išvesite į tą dienos šviesą. Taip kad keičiasi, čia kaukės krenta, įsitempimai, žinių siekimai, ėjimas, kažkokių tai sakralinių žinių siekimas. Ir čia dar kažkam tai paslaptis, mėlyje, kas dar keičiasi jūsų realybėje. Realybėje, vat vyrukas darosi vyriškesnis, nes pas jį darosi daugiau vyriškos energijos, reiškiasi moteriška energija nyksta, va taip, va vyrukas darosi 80% vyriškos energijos ir tik 20% moteriškos, kas ir turėtų būti pas vyrą. Vat būsit už vyro tokio kaip už mūrinės sienos, vyras keičiasi. O čia dar kas keičiasi, jūs jau nenorite būti prisirišusi prie to, čia išrieda žmogus iš savo visų prisirišimų, suprato, kad reikia išsilaisvinti ir nieko čia nebus ir išsilaisvina. Poroje čia vienas kitam veidrodis esate, pradirbate visą vidų ir čia kažkas tai tikrai eisite į savo pašaukimą dirbti su energijomis, ar su kortomis, ar su kažkokia tai kinezoterapija, masažais užsiimsite, eisite į savus pašaukimus. Netgi vyrai savus pašaukimus atras per moterį, kuri yra be galo įvairi. Tai vat, per tokią moterį, kuri uždega gyventi, vyrai išeina iš savosios tamsos ir jau sako, buvo laikas, jau laikas. Kas dar keičiasi jūsų realybėje? Išeinate iš kažkokios aklavietės. Taip, išeinate iš baimių. Išeinate į meilę. Taip, jau jūs nesislėpsite kaip tas vaikas mažas nuo pasaulio. Jūs jau eisite į pasaulį ir korta sako, nesislėpk, nes tu slėpeisi ilgą laiką ir šiandien sako, ateina ramybė, sėkmė, viltis, meilė, pasisekimas.
Ir viršūnę paimsi. Štai, mėlėjai, čia labai fantastiškas žmogus, kuris tikrai supranta, kad dabar yra apokalipsinis laikotarpis ir sako, kad ir kas bebūtų, aš vis tiek suksiu meilės lizdelį, kas bebūtų, kad ir koks čia būtų apokalipsinės, vis tiek aš sako, kursiu savo gyvenimą ir pasieksiu viršūnę. Štai, mėlėjai, kas keičiasi jūsų realybėje, laukit, mielos moterys, laiško iš mylimo žmogaus. Į naujos pradžios, pabaiga senam kažkokiam tai modeliui santykių, vyrukas tikrai vyriškėja, atradęs kažkokius tai vidinius savyje stiprybės, bruožus, stiprėja, vyriškėja ir, sako, išeina iš kažkokio tai savo voratinklio, iš šablonų senų, iš senų paternų, iš karmos, iš sunkaus gyvenimo kelio, iš debesų visų. Taip kad geros naujienos, angelai aukštesnieji su jumis, ateina laimė, prašviesėjimas po kažkokio tai sunkumo. Taip kad ir piniguose sėkmė ir netgi sveikata atsistatys. Tai vat, matot, kas keičiasi. Keičiasi vyrukai, keitėtės moteris, čia kažkas tai keitėsi ir jūsų mylimas žmogus. Pasižiūrėkime dar, kas keičiasi jūsų realybėje. Kas dar čia keičiasi jūsų realybėje? Reiškiasi, viršūnę pasieksite savąją. Jo, kas dar keičiasi? Taip, viršūnė, kilimas vyksta. Štai, mėlėjai, pas jūs vyksta gyvenime kilimas, progresas, kažkas tai eisite į tapybą, pirmi žingsniai bus į kažką, kažkas į piešimą, į tapybą, į kurs kažką tai rašys, nes praeinate, sako, transformacija, viskas, o kažkas tai į meilę pasirinks jūs, mylimas vyras, nes jūs tik iš sielos moteris, taip, kuri galėjote iš jo išeiti, pasirinkti save. Dabar vyrukas jūs rinksis, kadangi jūs renkate save, pasirinkote save ir jūs supratote, kad meilė ne apie laukimą. Jūs nelaukite, tiesiog atidavėt save iš gylio, o ne iš skylėto vidaus ir kursite šeimą. Štai, mėlėjai, kas keičiasi pas jūs realybėje. Laimės tiesa ir teisingumas. Teisingumas, mėlėjai, jūs, vyriausioji žinia, išeinate iš kažkokios avarinės situacijos ir eisite į tvarkingus santykius, taip kad vyrukas labai norės tvarkingų santykių, jisai keis santykių modelį, štai kas keičiasi jūsų realybėje, nes jisai išeina iš visos praeities. Išeina iš praeities, iš to tokio paviršutiniško gyvenimo, viskas jisai mato giliai, gilesnis tampa, norės pas jūs atvykti. Taip, visą šitą kelią praėjo vienumoj per kažkokią pauzę ir jisai tapo atsakingų vyrų, imperatoriumi jūsų. Taip kad kas keičiasi, laukite vyruko, laukite žinių, pasikeitęs vyrukas, reiškia išėjęs iš visų iliuzijų, jo, ir rinksis naują gyvenimą, išeis su jumis iš praeities visos ir pasirinks naują kelią, prisikėlimas, dar čia ir uždainuosite naujam keliui, nes vyko visą laiką sielos gijimas. Aš kaip ir sakau, mėlėjai, kai siela ateina į žemę, juk ji pati sutiko praeiti visą šitą kelią iki galo. Ir tu turi praeiti kelią. Ir šiandien žmogus irgi praeina kartu su jumis, išsaugodamas save, sąmoningėja jūsų vyrukas, išmintingėja. Nes nuo gimimo viskas yra nuslėpta nuo mūsų, kad tu turėtum ką visą gyvenimą veikti, kad turėtum narplioti savo visus namų darbus įveikti, kad turėtum ką veikti, kapstytis ir sąmoningėti. Tai va čia tą mes ir pamatėme. Ėjimas tik į priekį ir į viršūnę savo gyvenimo. Štai, mėlėjai, kas čia vyksta, kokie jūs nuostabus prenumeratoriai, kas keičiasi jūsų realybėje. Kodėl čia reikėjo žiūrėti šį kortų skaitimą? O dėl to, kad, sako, išeinate iš baimių. Štai iš kokios sunkios kortos žmogus išeina. Kaip čia suprasti? Kaip čia, sako, iš tų baimių, reiškia, tikrai vyrukas jūsų išeina iš kažkokio tai infantilumo, vaikiškumo. Čia dar paslaptis jums labai gali būti, pasąmonė stipriai atsivėrusi, sapnai, va čia visa tokia ir paslaptingumas, emocijų korta. Ir čia labai gali jūs labai gerai vyrukas jausti. Labai. Intuicija gera, gylis. Ir čia naudosite ir jūs savo intuiciją, kad tu gautum norimo. Pagalvosite apie, aiškiaregysite net. Čia, mėlėjai, labiausiai praeis, kas eisite į savus pašaukimus, nes čia aiškiaregystė atsiveria, čia pašaukimo kelias, mėlėjai, čia talentai atsiveria.
Rasite visus atsakymus šiandien viduje ir čia vyrukas labiausiai pas moteris pradirba tą vaikiškumą, infantilumą. Jisai viskas išeina iš tokio gyvenimo, ypač karaliai taurių. Kas žiūrite vyrukai, čia karaliams taurių, jūs keičiatės visiškai. Jūs išeinate iš tokio traumuoto gyvenimo, iš traumų, iš viso šito sunkumo, iš to tokio tik tai lengvus, kur galėjote pasiūlyti santykius. Jos iš šito išeinate, jūs nugalėjote visas baimės. Dėka moters čia, mėlyje, dėka santykių. Jūs eisite kurti šeimos, va dėl to čia ir reikėjo žiūrėti šį kortų skaitymą, su vyriausiai žinia, eisite kurti šeimos, su moterimi, su stipria energija. Taip, čia praeina labai sunkia transformacija ir vyrukas šito mokėsi jausti energijas per šaltą moterį, gal jūs labai atšalote, išėjote ir tada prasidėjo pas vyruką lūžis, taip kad dabar eisite į saulę, nešite saulę, bus labai faina tokia energija ir labai greitai, taip kad laukite, mielosios damos, vyruko, kuris su jumis norės šeimos, kuris jumise mato mylimą moterį. Štai, taurių karaliai, viskas, jie išeina iš vaikiško charakterio, infantilumo, jie vyriškėja, jie darosi atsakingi. Vat kas keičiasi jūsų realybėje. Šaunuoliai. Su jumis buvo Mėlyje Sandra. Sudie.